Sveiki visi, kas žiūrite Balsas LT vaizdo konferencijas. Šiandien pasišnekėsime apie grėsmes, kurias atrado nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, pastebėjus, jog Seimas ketina ratifikuoti Europos tarybos konvenciją, kurios tikslas yra apriboti arba išvis eliminuoti greičiausiai, kas ir turėtų būti smurtą prieš moteris ir smurtą artimoje aplinkoje. Ir šiandien pas mus pašnekovai Lietuvos žmogaus teisų stebėjimo instituto padėjėja teisės ir politikos klausimais Meta Adutavičiūtė ir žinoma žurnalistė Liudvika Pociūnienė. Na ir su mumis kartu taip pat portalo Balsas LT vyredaktorės pavaduotoja Indrė Vainovavičiūtė. Ir Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija teigia, kad ratifikavus šią konvenciją nebebus galimybių, galbūt vėliau nebebus galimybių, atsiteinama link to, vadinti berniukų berniukais, mergaičių mergaitėmis. Ir kalbama apie tai, kad grįžta į Lietuvą ne pirmus metus atseit bandoma įbrukti Gender Loops projektas, pagal kurį bus skaitomos pasakos darželiuose apie du princus, pagal kurį vaikai bus vadinami darželiuose partneriais, o ne vardais, ne mergaitėmis, ne berniukais. Iš tikrųjų ir egzistuoja toks pavojus, kad nebegalės tėvai galiausiai net savo vaikui pasakyti, ar tu mergaitė ar berniukas, kas nutiks, kaip jūs galvojate, ką apie tai mano žmogaus teisų institutas. Jau kalbant konkrečiai apie šią konvenciją, kurią aš paprastumo dėlei vadinsiu Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris. Tai yra tikrai pažangus, progresyvus, inovatyvus tarptautinis instrumentas, kuris būtent tam ir skirtas. Kovai su smurtu prieš moteris, kovai su smurtu šeimoje. Ir prieš ateidama į laidą aš tiesiog pasidomėjau, ar tai yra pirma tokia tarptautinė sutartis, kurioje yra įtvirtinta ta gender arba socialinės lyties sąvoka, kuri, aš kaip suprantu, ir kelia daugiausiai, sakykime, tų baimių ir nerimo ir įvairių. Taip, nes visi sutinka, kad smurtauti prieš moteris negalima. Visi sutinka, bet visi baiminasi dėl tų vaikų. Tai labai trumpai, sakykime, kas tas gender arba socialinė lytis, nors apie tai yra labai daug kalbama ir diskutuojama ir įvairius apibrėžimai, bet, sakykime, jeigu biologinė lytis, tam tikros, sakykime, fiziologinės savybės, jos yra universalios, tai yra, pavyzdžiui, visoms moteriams būdinga, tačiau kaip visuomenė įprasmina tuos biologinius skirtumus, kokią reikšmę konkreti visuomenė suteikia ir kokių vaidmenų tikisi iš skirtingų lyčių, tai kas yra vadinama gender arba socialinė lytimi. Tai šis dalykas skiriasi įvairiose visuomenėse. Ir tas terminas gender, iš tikrųjų, jisai tarptautinė teisė visai nėra naujas, pasirodo. Tai tikrai nėra pirma tarptautinė sutartis, kurioje šis terminas yra įtvirtintas. Jis buvo apibrėžtas... Atsiprašau, patikslinsiu, ar pirma sutartis tokia, kuri Lietuvoje ratifikuota, kur būtų tas terminas? Aš dabar pasakysiu, kad šis terminas yra apibrėžtas Romos statute. Tai yra tarptautinė baudžiamosios teisės sutartis, kurios pagrindų veikia tarptautinis baudžiamasis teismas ir taip Lietuva yra šios sutarties dalis. Ir tenai ta sąvoka atsirado dar 1998 metais. Ir kodėl jinai dabar tenai atsirado? Dėl to, kad tarptautinis baudžiamasis teismas jisai vykdo teisingumą bylose dėl nusikaltimų žmoniškumų ir genocido. Ir tam tikrais atvejais, karinių konfliktų metu, yra tam tikri nusikaltimai, kurie yra nukreipti būtent prieš moteris kaip socialinę grupę. Tai, pavyzdžiui, yra masiniai išprievartavimai, kurie irgi yra pripažįstami kaip genocidas. Tai taip ta sąvoka įėjo tarptautinė baudžiama teisė, tiesa tenai gana siaurai apibrėžta. Ir taip pat ji yra vartojama pabėgėlių teisėje. Ji yra ten gana plačiai įsitvirtinusi ir kodėl dabar taip yra, kodėl atsirado toksai poreikis, tai yra dėl to, kad prieglobsčio pagrindai, jeigu žmogus yra persekiojamas savo valstybėje, gali prašytis prieglobsčio kitoje valstybėje, yra labai 5 konkretus pagrindai. Tai yra rasė, religija, tautybė, priklausymas socialiniai grupiai arba politiniai įsitikinimai.
Ir būtent vystantis prieglobsčio teisei buvo pastebėta, kad tam tikrais atvejais moteris kenčia persekiojimą būtent dėl to, kad jos priklauso, sakykime, netgi apibrėžta moterims kaip socialinė grupė, iš jų tikimasi tam tikrų vaidmenų atlikimo, kitaip jos yra baudžiamos toje visuomenėje ir tam tikros įsivyravusios praktikos, kurios yra žalingos moteriams. Ir čia labai konkretus pavyzdžiai yra, kurie yra ir konvencijai tvirtinti. Tai yra moterų lytinių organų žalojimas, priverstinės santuokos, priverstiniai abortai, priverstinės sterilizacijos, taip vadinamieji garbės nužudimai, kurie su garbė, aišku, nieko bendro neturi. Bet pagal visą ir tai prie tokių irgi prisiskiriama smurtas šeimoje. Pagal visą tai, ką jūs išvardinot, tai aš neįsivaizduoju, kad bent vienas iš šitų dalykų, ypač iš paskutinių jūsų sakinių, ten grupiniai išprievartavimai ir priverstiniai abortai, kad jisai būtų kam nors priimtinas Lietuvoje. Net ir turbūt šeimų ir tėvų asociacija taip pat už tai nepasisakytų. Tai kągi naujus tokio atneša ir daug ko žmonės bijo, kaip jūs galvojate? Aš tiesą sakant nežinau, ką jis tokio naujo atneša, nes diskriminacija ir dabar Lietuvoje nėra leidžiama, jinai yra teisiškai draudžiama. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie nusikaltimą aukų teisės, smurtas šeimoje yra nusikaltimas ir mes čia kalbam apie nusikaltimų aukų teisę apsaugą. Tai 12 metų lapkritį yra įsigaliojo ES direktyva dėl nusikaltimų aukų teisių apsaugos ir pats pirmas jau straipsnis skelbia, kad šios teisės yra užtikrinamos visoms nusikaltimo aukoms be jokios diskriminacijos. Tai yra diskriminacija jokiais pagrindais nėra galima. Tai lygiai taip pat ir šita konvencija, jinai būtų taikoma visoms smurto šeimoje aukoms be jokios diskriminacijos. Jeigu galima, aš paimsiu tekstą ir pacituosiu tą vietą, kurios bijo. Žmonės ir bijo nebe pagrindą. Tai tvarkoj. Tiesą pasakius, bandžiau prisikviesti į šitą pokalbį ir šeimų bei tėvų asociacijos atstovus, tačiau jie pasakė, kad turbūt nebėra prasmės apie tai šnekėti, nes čia viskas labai aišku, tai tada galbūt jūs pakomentuosite Tai pažiūrėti. štai yra prevencijos. Keisti požiūrį, lyčių vaidmenis ir stereotipus. Šitas tekstas labai taip tiesiogiai primena gėjų manifestą, kuris sako, kad šeimos stereotipai yra iš viso atsilikimas, kad šeima yra visokio blogio, smurto ir taip toliau šaltinis. Ir man regis, kad po tą kilnę priedangą žmogaus teisų apsaugos bandoma prastumti lyčių vaidmenų keitimą, kas yra visiškai nepriimtina, kam reikėtų pasipriešinti. Ir štai dėl ko? Dėl to, kad smurtas šeimoje, pavyzdžiui, jisai yra ne dėl lyčių vaidmenų, kurie buvo ir bus tokie, kaip yra, netgi jeigu mes bandytume prieš juos maištauti. Ne dėl lyčių vaidmenų, o dėl sudėtingų jausmų neišsivystymo ištinka smurtas šeimose. Dėl ypatingai skurdžios dvasinės aplinkos smurtaujama šeimoje. Ir šitie dalykai kažkodėl nesulaukia jokio dėmesio. Visoje konvencijoje aš nieko nematau, kad būtų vaikai auklėjami šiek tiek tolerantiškiau ir pasitikti sudėtingas situacijas, konfliktiškas situacijas. Kad lyčių vaidmenys, jie reiškia sukelia tą dramatinę įtampą ir ten gali būti ir teigiamas, ir neigiamas pasiekmes, kad žmonės turi suvokti realybę, o ne bandyti ją keisti per prievartą arba nuo jos bėgti. Dar aš tada noriu kaip tėtis pasitikslinti vis dėlto. Štai aš kartais turiu tokių ypač šaltų metų periodų, kartais problemų, nes jeigu reikia, atrodo, kad reikia aprengti dukrytei kelnes, ji nenori, jie sako, aš ne berniukas, aš nenoriu taip rengtis. Tai dabar pagal visus tos reikalus, ar iš tikrųjų čia taip ištiks, kad jeigu aš pataikausiu jos nenorui rengtis kelnes, o dėti sijoną, tai aš čia skatinsiu lyčių stereotipus ir kažkaip nusižengsiu šitos konvencijos raidė arba dvasiai. Aš manau, kad visų pirma reikia pabrėžti tai, kad mes čia kalbame apie tam tikrus lyčių stereotipus, kurie tam tikrais atvejais gali kelti grėsmę žmogui, tai yra, gali kelti grėsmę jo sveikatai, jo gyvybėje. Ne? Tai, pavyzdžiui, kalbant konkrečiai apie smurtą šeimoje, yra gana plačiai įsitvirtinęs toksai kaip visuomenėje norma socialinė, kad moteris yra šeimos židinio sergėtoja ir puoselėtoja. Tai šios tikimasi atlikti tą sudėtingą socialinį vaidmenį, tai yra išsaugoti šeimą. Ir kartais moteris, norėdama išsaugoti šeimą, būtent norėdama atlikti tą socialinį vaidmenį, jinai rizikuoja savo sveikatą, o kartais net ir gyvybę.
Tai reiškia, kai ant vienos svarstyklių pusės yra padedamas kažkoks konkretus socialinis vaidmuo, kad jinai turi pareigą išsaugoti šeimą bet kokią kainą, o kitos svarstyklių pusėje padedama, sakykime, moteris kaip asmenybė, kartais jos ir fizinė, psichologinė, emocinė, dvasinė sveikata, jos gyvybė, taip pat ir jos vaikų sveikata ir gerovė. Nes vaikai pagal šią konvenciją ir pagal mūsų galiojantį įstatymą taip pat yra laikomi smurto šeimoje aukomis, jeigu jie yra liudininkai to smurto. Kas pasakė, kad tik moters vaidmuo yra išsaugoti šeimą? Man atrodo, atsakomybė čia yra lygi. Tai aš suprantu, kad gal, sakykime, mes taip ir kalbam, kaip mums atrodo, bet kaip yra, kokios yra visuomenėje ir įsivyravusios tos normos ir, sakykime, tam tikrai stereotipai, kurie tam tikrais atvejais gali būti žalingi. Ir mes, kai kalbam apie smurtą šeimoje, būtent tada, kai tam tikri stereotipai, kurie, sakykime, priskiriami iš moterų, tikimasi atlikti tą kažkokį tai vaidmenį, jie, sakykime, kelia grėsmę. Aš dar kartą sakau, kad grėsmę kelia ne šitie stereotipai, ar kaip mes jos bevadintume, ne vaidmenų pasiskirstimas, bet emocinis skurdas, neišsiauklėjimas ir neišugdymas normalių emocijų. Gerai, aš dabar perleidžiu žodį Indrei, kadangi turi teorinių klausimų daugiau, aš kaip praktikas tėtis vis tiek atsakymą neišgirdau, kaip tas modus operandi, kaip man keisti požiūrį į lyčių vaidmenis, modus operandi man įdomus, kaip tai daryti, gal gali patarti, kad konvencijos entuziastai, pavyzdžiui, arba priešininkai. Bet tada Indrė. Iš tikrųjų, mano klausimas pirmiausia būtų poniai Liudvikai. Na, ne pirmą kartą pasirodo įvairiais pavydalais pasvarstymai, kad gal štai mes jau esam tokie tolerantiški ir pribrendom tam ugdymo etapui, kada ir vaikų darželiuose nebebus dėliojami žaislai į lentynas. Skandinavai iš viso jau netgi papildė savo kalbą įvardžiais, kurie nereiškia nei vienos lyties, o tikslingai vartojami tam tikrose darželiuose. Tai, na, panašu, kad pas mus vis dar labai sunku apsispręsti, kur turėtų krypti tas vaikų ugdymas. Nes neseniai išlindusi viešumą dviejų princų meilės istorijai, staiga, na, kilo tokia sumaištis, kuri vis rimo ir šiandien vat apie ją vėl prisimenama prakalbus apie šią konvenciją. Kalbant iš tėčių perspektyvos, jie leidžia savo vaikus į darželius, kurių ugdymo programas kuruoja valstybė. Ar Lietuvos tėvai šiandien turi pagrindą pasitikėti tą šalimi ir jos valdžia už ugdymą atsakingais specialistais, na, kai lyg ta nuomonė keičiasi vėjui pučiant? Tai iš tikrųjų kelia labai rimtą nerimą, dėl to, kad Konstitucija vis dėlto yra įtvirtinta norma, kad tėvai turi teisę, kad jų vaikai būtų auklėjami pagal jų pažiūras. Vadinasi, jeigu darželyje vyksta kažkas tai prieš jų pažiūras, o vis dėlto Lietuvoje, na, pagal apklausas krikščionių yra labai daug, tai šiuo atveju yra tikrai pažeidžiamos krikščioniškų šeimų teisės ir na, su tuo negalima taikytis. Dar vienas dalykas yra labai svarbus. Man atrodo, kad mes truputėlį, reiškia, kalbėdami apie teisinės normas, šiuo atveju susidurėm su dviejų teisinių principų konfliktu. Kitaip tariant, įstatymus kuriant visuomet, tai ir ne visuomet galbūt, bet gana dažnu atveju kuriant įstatymus susiduria skirtingi teisiniai principai. Šiuo atveju mes, pavyzdžiui, na, jeigu konkrečiai, turim lygių galimybių principą. Ir turim silpnesniojo apsaugos principą. Ar ne? Na tai kaip ir gėjus auklėtojus priimti ar išpažįstančius tokias pažiūras lyg ir būtų galima ir netgi pagal lygias galimybės taip ir reikėtų daryti. Bet iš kitos pusės mes turim vaikus, nepilnamečius, mažamečius, kurie iš tikrųjų negali apsiginti nuo įtakų, kurios netgi va šitoj konvencijoje taip gudriai paslėptos. Tai ką jau kalbėti vaikų darželių programuose. Tai šiuo atveju, tarkim, jeigu aš būčiau teisinių aktų kūrėjas, aš vis dėlto rinkčiausi principą mažamečio apsaugos, o ne lygių galimybių. Nes lygios galimybės gerai, universitetiniai terpėje aš nieko prieš, gėjai, dėstytojai puikiai dirba ir viskas ten tvarkoj. Bet darželiai, mokyklos, Jungtinėse Amerikos valstijose dabar yra didžiulis skandalas, kai viena firma atsisakė remti Boy Scout organizaciją, dėl to, kad tos organizacijos taisyklėse yra įrašyta, kad gėjai negali būti auklėtojais. Tai iš tikrųjų, tai dabar kas nutiks, jeigu Lietuvoje taip bus, atsisakys kas nors remti ir iš viso kokie dalykai suponuojami iš viso šito reikalo, kad štai
Apie ką aš nekėjau, ponia Liudvika? Man tiesiog pačiai toksai kyla klausimas, nes tokiais gana abstrakčiais terminais kalbama, kad yra mažamečio apsauga svarbiau negu... Bet gerai, bet aš nesuprantu... Bet ar nepilnamečio apsaugos įstatymas nuo žalingos informacijos galios jisai toliau šitą konvenciją ratifikavus, ar ne? Tai be jokios abejonės, tai mes dabar turim lygių galimybių įstatymą ir dabar diskriminacija darbo rinkoje yra draudžiama. Negalima atsisakyti žmogų priimti darbą vien dėl jo seksualinės orientacijos. Bet man visą laiką norisi paklausti, ta mažamečio apsauga nuo ko? Tai prasme, nuo žmonių, nuo kitokių žmonių, nuo įvairaus pasaulio, nuo pasaulio įvairovės, kad žinot, aš jau pasakysiu labai paprastą dalyką. Jau dabar tarp sodomijos ir pedofilijos, reiškia, riba yra labai smarkiai išsiplovusi. Jeigu mes dar lankščiau taikysim teisinės normas, tai ko gero tos ribos neliks ir tada iš tikrųjų vaikams kils grėsmė ir didžiulė grėsmė. Ir aš dar norėčiau truputėlį irgi įsiterpti. Ankstesnėje diskusijoje apie legendinį Gender Loops projektą dalyvavo gausybė psichiatrų ir jie išsakė savo poziciją tiek tarptautinių organizacijų, tiek Lietuvos. Ir štai profesorius psichoterapeutas Gintautas Vaitoška, komentuodamas skandalingą projektą, yra pasakęs, kad minėtoje programoje yra akivaizdus bandymas iš berniukų padaryti mergaitės. Ir tai neužaugina brandaus berniuko. Veikiau jis skatina būti nebrandų, neatsakingą, infantilų. Kitaip tariant, ta teisė pasirinktinai peržengia truputėlį socialinę tam tikrą ribą. Ir tokie vyrai būna nepasiruošę rūpintis kitų žmogumi, tai kelia problemų šeimyninėme gyvenime. Žinoma, čia nereikėtų suprasti, kad apie mergaitės to negalima pasakyti. Bet iš tikrųjų, ar išlieka tikslinga asmenybės auklėjimo tendencija? Iš tikrųjų, ypatingai dabar, kai aš nežinau tiksliai skaičių, bet arti pusės Lietuvos vaikų auga nepilnose šeimose, reiškia, šeimoje jau yra nusilpęs normalių vaidmenų, kurių nuo jų nepabėgsi. Yra ir atsakomybė, yra ir reiškia, temperamento skirtumai, ir tų vaidmenų toleravimas, ir jų reiškia, skatinimas kaip tik turėtų kurti harmoningą galimybę šeimos ateityje, o ne jų užtrinimas, bandymas juos užtrinti. Čia yra iš tikrųjų labai klastinga programa. Reiškia, maža to, kad vaikai auga nepilnose šeimose, jie turi arba retais atvejais tik tėtį, arba dažniausiai tik mamą. Reiškia, berniukai auga palepinti gerokai. Atsakomybės jausmo iš tikrųjų niekas neskatina, tai jeigu dar darželiuose bus programa, kuri juos darys mergaitėmis, tai aš atsiprašau, vargšės mūsų mergaitės, tai kas bus toliau? Visgi, ar šita konvencija padarys berniukus mergaitėmis? Prašom konkrečiai, teisiškai. Nes mes kaip tik prieš tai užsiminėme apie kokius lyčių stereotipus ir kalbame ir ką šita konvencija siūlo daryti kitaip. Tai vat, kaip jūs paminėjot, kad iš berniukų bandoma užauginti mergaitės, tai yra kad jie bus nebrandus infantilus. Tai suprask, mergaitės yra nebrandžios infantilios. Tai čia yra sulyginimas, tai yra mergaitės yra prilyginamos nebrandžioms infantilioms. Čia yra atimamas natūralus vaidmuo iš berniuko. Kad mergaitės ne mergaitės prilyginamos infantilams, toli gražu. Nes jeigu, tai būtent tai buvo tiesioginė citata, kad iš berniukus pavertus mergaitėmis, jie taps nebrandus ir nežinau, kaip dėl to, kad iš jų bus atimtas normalus jų vaidmuo. Yra nebrandžios ir infantilios. Ir vat aš prisimenu, mergaitės nėra nebrandžios ir infantilios. Jūs blogai interpretuojate. Išvada. Ir aš prisimenu, iš tikrųjų, buvo ne taip senai paskelbtas apklausų rezultatai mokyklose paauglių vaikų. Dabar neprisimenu, koks ten buvo tas amžiaus kokia imtis tam buvo, bet tai tam buvo 15-mečiai, 16-mečiai ir netgi tarp tokio amžiaus vaikų, paauglių vyroja tie patys, sakykime, stereotipai, kad moters vieta yra šeimoje, tai yra pagrindinis. Jūs jau kalbate apie moters vietą šeimoje, o mes kalbam apie tai, kur tas auklėjimas, ugdymas darželiuose veda mažamečius vaikus ir dažnai, kaip tik šioje temoje irgi yra minimas lytinės tapatybės sutrikimo klausimas. Ir taip pat psichoterapeuto Vaitoškos pateikti tyrimai sako, kad apie 2/3 vaikų turėjusių lytinės tapatybės sutrikimą suaugę buvo homoseksualios orientacijos. Iš tikrųjų klausimas yra drąsus, atviras ir tiesus. Ar gali būti taip, kad už šitos konvencijos stovi tam tikros organizacijos, kurios yra suinteresuotos atitinkamos krypties ugdymu?
Sąmokslo teoriją turime? Šita konvencija labai dažnai, kalbant apie smurtą šeimoje arba kitus dalykus, labai visą laiką pamirštama, koks yra prioritetas, ne? Koks yra tikslas šitos konvencijos, tai yra smurtas šeimoje aukų apsauga. Tai pats pirmas tikslas, kuri taikoma yra visiems vienodai, be jokios diskriminacijos. Visiems. Bet po šitą priedangą yra tempiama visai Bet kas žiūrėkit, kita. bet kaip apsauga... jūs įsivaizduojat tą tempimą? Tai yra labai konkretus tarptautinė teisinė sutartis, kuri jau buvo ratifikuota ir Turkijos, ne, kuris kažkodėl žiūrėkit, bet O vis dėlto, pagalvokite, vis kodėl dėlto, medikai bet- beveik nekalba apie tai, kodėl psichologai beveik nekalba apie tai. Todėl, kad pirmiausia, jie patyrė didžiulį spaudimą, kad būtų homoseksualumas iš patologijų sąrašo išbrauktas. Jeigu pasidomėtumėt, koks tas spaudimas buvo, na dabar mes tiesiog neturim laiko apie tai kalbėti, Taip, bet tai buvo bet didžiulis iš tikrųjų- spaudimas iš tikrųjų- ir tas spaudimas yra visose, įskaitant ir konvencijų kūrimą. Bet- Bet žiūrėkite konvenciją, dabar žiūrėkit konvenciją. Konvenciją, jūs kalbate apie Čia labai konvenciją kilnūs tikslai, kaip bet apie, kas po to? kaip apie Nekilus, formalią čia yra teisinę būtini normą. tikslai, kurių būtina Būtini kuriuos būtina tikslai. išsikelti, Bet žiūrėkit, bet pasiekti. smurtas šeimoje ir visą Jis tai, ne nuo apie ką vaidmenų kalbama, priklauso. jis yra ir taip kriminalizuotas visai kaip įmanoma. Baudžiamaisiais kodeksais viskuo ten sulaikymu padaugėjo šiemet tiek, kad policija nebeturi benzino nuvažiuoti, kai kas nors ką nors ten kažkur pjauna, paskui paaiškėja visokios bėdos. Bet čia kalbame apie politinę programą, keisti požiūrį, tai nėra teisinė savoka apskritai. Ką reiškia keisti požiūrį? Na, tai čia... Tai visuomenės švietimas apie smurtą šeimoje, apie šio nusikaltimo pobūdį, kokios yra jo giluminės priežastis, ne tik pretekstas, nedažnai kalbam apie alkoholizmą, socialią aplinką ir taip toliau, tai yra rizikos veiksniai, bet tai nėra giluminės priežastis. Bet Vaidmenys yra giluminė priežastis. Aš griežtai su to nesutinku. Ne, vaidmenys, tam tikrą prasme galima sakyti, kad ir vaidmenys, kurie yra susiklostę, dėl to, kad jie Lietuvos visuomeniai nėra, sakykime, moterų ir vyrų, socialiniai vaidmenys nėra lygiaverčiai ir labai dažnai moteris yra nuo vyrų vis dar visai priklausomas. Tai taip, ir jeigu vaikai gims mėgintuvėliuose, moteris tikrai bus visiškai nepriklausoma nuo vyrų. Taip, ir būtent Tas beje gender programose irgi šeimoje pobūdis, to nusikaltimo dinamika yra tokia, kad tai yra dominavimas santykiuose, tai yra kontrolė kito žmogaus, kaip yra fizinės, psichologinės, emocinės smurtas, tai yra fizinė, psichologinė, Aš jūs emocinė. galiu Žiūrėkit, bet pateikti man tiek ir tai- tiek priežasčių, kada Atsiprašysiu. vyrai kenčia nuo moterų smurto. Aš atsiprašysiu. Psichologinė ir visokia kitokia. Smurto šeimoje kenčia visa visuomenė, tai moteris, vyrai, vaikai. Nuo šito Ir čia reiškinio vėlgi yra, kenčia visi. ne toj Tai su vietoj šituo aš reiškia sutinku. pakeitimų. Bet man tai ieško. kažkiek tai primena marksizmą, sakoma, vakarietiška demokratija bloga tuo, kad ji yra formali, kad žmonės lygus tik tai formaliai. Bet ar jums netrodo, kad žmonės iš principo tai ir įmanoma sulyginti tik tai formaliai? Ar nebus taip, net jeigu mes visi vadinsimės tik tai asmens kodais, būsim be vardų, ten su įvardžiais, ten, kurie nereiškia lyties, ar vis tiek nebus taip, kad vienas žmogus dominuos prieš kitą dėl savo savybių, kurios, ar jos iš tikrųjų taip jau yra visiškai lengvai unifikuotinos kodeksais, konvencijomis, dar kažko? Tai kalbant apie sulyginimą, tai nėra suvienodimą, bet tai, kad žmonės būtų lygiaverčiai. Bet kalbant apie šitą konvenciją, kodėl čia yra tas apskritai ta socialinės lyties sąvoka atsirado ir kodėl tai yra skirta būtent smurtui prieš moteris ir ta gender sąvoka, kurios taip bijoma, dėl to, kad tam tikri reiškiniai visuomenėje daro didžiausią poveikį būtent moteriams. Tai yra smurto šeimoje yra vienas iš jų. Tai yra apie 90% smurto šeimoje aukų yra moteris. Ir ignoruoti tai, sakykime, formaliai daryti viską, neatsižvelgti, tai tiesiog nėra veiksminga. Ir dabar matome, kad mūsų apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, jisai yra neutralus lyties atžvilgių, kas nėra blogai, tai yra gerai, jisai nediskriminuoja nieko, jisai apsauga taikoma vienodai, bet dabar, kai, sakykime, nebeliko būtent tos prevencijos dėl smurto prieš moteris programos, visiškai neatsižvelgiama į lyties aspektą dėl šio nusikaltimo. Tai yra, kad būtent 90% aukų yra moteris ir todėl nebandoma, kadangi tai neatsižvelgiama, tai bandoma ignoruoti ir nebandoma aiškintis, kodėl. Tai yra giluminių priežasčių. Kodėl
smurto šeimoje aukomis tampa dažniausiai moteris, 90%. Bet kiek man teko domėtis, kitos valstybės irgi neskuba šitos konvencijos ratifikuoti. Tai kyla klausimas, ar nėra tokios baimės, kad tai bus pirmoji kregždė kitiems ir jau po to visai su smurtu nebesusijusiems dokumentams, programoms, kurie gins kažkieno teisės, kurios, galbūt šiandien mūsų visuomenėje nėra labai išvystytos. Man atrodo, kad apskritai Mes čia kalbame ydingas yra apie pats vieną principas. Niderlandų partiją, taip? Nu. Aš manau, kad yra ydingas pats principas ieškoti smurto šeimoje priežasčių tradicinių vaidmenų pasiskirstime. Toli gražu taip nėra. Dėl to, kad, sakau, smurtas šeimoje atsiranda dėl primityvios dvasinės aplinkos. Dėl to, kad iš tikrųjų neugdomi yra sudėtingi žmonių jausmai. Dėl tos pačios priežasties, reiškia, pedofilijos reiškinys plinta. Dėl to, kad nebėra motyvacijos sudėtingų jausmų. Žmonės neieško ilgalaikio prisirišimo, ilgalaikių santykių, ilgalaikių jausmų. Greitai pasitenkinti ir viskas. Tai vat šita eilutė toje konvencijoje, jinai būtent rodo į tuos greito pasitenkinimo šalį. Čia, kaip sako, Britų konservatorius, kad trečiadienį, pirmadienį vertybės jau atgyvenusios. Taip. Apie ten, sakykime, agresiją paplitusią mūsų visuomenė, aš iki būdų nesiginčiuosi, nes taip yra. Yra paplitusi agresija ir net agresija prieš save. Bet šiuo atveju mes kalbam vėlgi, tai yra labai svarbu. Sakykime, jausmų ugdymas ir visi šitie dalykai yra labai svarbu, bet tai nėra trumpas procesas. Šiuo atveju mes kalbame apie efektyvą smurto šeimoje aukų apsaugą. Tai yra, kad šis nusikaltimas nekainuotų žmonių gyvybių. Ar ištrynus vaidmenys bus apsaugoti? Apsaugotos Kas yra moterys? ištrynus vaidmenys? Jos vis tiek tie vaidmenys transformuojasi visuomenį. Bet programos darželiuose yra nukreiptos į ištrynimą vaidmenų. Aš negaliu komentuoti apie tą programą, nes nesusipažinsiu, aš dabar kalbu konkrečiai apie šitą konvenciją ir iš tikrųjų tam tikrą prasme gaila, kad šitas pažangus ir progresyvus dokumentas teisinė prasme, jisai tikrai labai padėtų padaryti tą smurto šeimojų aukų apsaugą daug efektyvesnė, veiksmingesnė ir Lietuvoje. Policijos departamento išvada buvo lygiai tokia pati, kad šio dokumento ratifikavimas tikrai padėtų jiems efektyviau atlikti savo funkcijas ir gaila, kad toksai pažangus dokumentas yra daromas, tokių, sakykime, ne visai pakristų galbūt tam tikrų baimių. Bet tas iš niekur neišėjo. Kažkas pasakė apie du princus, taigi taipgi būna visada. Kad jeigu tu pasakai kažką tokio pačio kvailiausio gyvenime, tau visą gyvenimą tai ir primins. Ir dabar kokią formą begrįžtų tas dalykas, tai iš karto budrus tėvai skaito ir sako, kad ką tai plėš mergaitės Joną. Aš nežinau, kiek iš tikrųjų, sakykime, ir iš nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, kiek jų yra perskaitę visą šitą konvenciją, visą šitą dokumentą, toliau negu 4 straipsnį. Ir ką iš tikrųjų šios sutarties ratifikavimas iš tikrųjų reikštų smurto šeimoje aukų apsaugos sistemoje. Tai yra labai galima ratifikuoti su išlyga, išbraukti tas abejotinus punktus. Žinot, čia mes sugrįžtam prie to, grynai iš praktikos prisimenu, kiek iš Lietuvos Respublikos Seimo narių buvo perskaitę kitą dieną ratifikavę sutartį dėl Europos konstitucijos, kurios daugiau niekas ir neratifikavo. Tai čia maždaug mes turbūt prie to paties prieiname, bet dabar vis dėlto kaip viskas toliau bus. Aš neįsivaizduoju, kad šitie dešiniųjų tradicinių pažiūrų žmonės nusileistų šitam reikalui ir neįsivaizduoju, kad kairieji progresyvistai sutiktų, kad galima šitą punktą išbraukti. Ar jūs asmeniškai tikit, kad čia įmanomas kompromisas, kad galima susitarti? Vienas dalykas, kad aš manau, mūsų kairiųjų elektoratas... Aš kai kalbinu psichologą Dainių Pūrą, jisai pasakė, mes vis tiek nesusitarsim. Tai. Aš manau, kad kairiųjų elektoratas taip pat nelabai apsidžiaugtų, jeigu būtų ratifikuoti tokie dalykai. Dėl to, kad jie yra lygiai tokie patys tradicinių vaidmenų šalininkai vis tik tai savo gyvenime. Didžiumą. Čia jūs apie tai, kad Algiras Mykolas Brazauskas norėjo būti pašarvotas arkikatedroje, jūs apie tai? Aš ir apie tai taip pat. Ir be to, aš nemanau, kad, tarkim, dabartinių mūsų socialdemokratų rinkėjai labai džiaugtųsi, reiškia, į tradicinių vaidmenų panaikinimu. Jie yra pakankamai tradicinės mąstysenos žmonės, rinkėjai, reiškia, dabartinės valdžios. Taip, kad nemanau, kad mūsų kairieji politikai rizikuotų prarasti tą elektoratą ir kažką panašaus darytų.
Tai iš tikrųjų, mano galva, Lietuvoje tas yra, aš nežinau, visiškai nepriimtina. Ir aš manau, kad šitas, reiškia, lytinio, tautinio, religinio identiteto naikinimas bandomas forsuoti per jėgą. Ir Francis Fukuyama yra tą pasakęs, kuris kaip ir tos naujosios pasaulio tvarkos vienas iš tų pagrindėjų yra šiaip jau. Bet sako, negalima to daryti per greitai, per jėgą, dėl to, kad tai sukelia pasipriešinimą. Lietuvoje, ačiū Dievui, mes esame atidus, truputį paskaitom, 4 straipsnio, bet vis dėlto paskaitom ir priešinamės. Ir tai yra sveika. Iš teisinės pusės, ar įmanomas toks atvejis, pavyzdžiui, teisiškai, ar įmanoma ratifikuoti konvenciją, pasakant, kad neratifikuoju už tai vieno punkto? Nepritariu. Tai galima ratifikuoti su išlygom, aš dabar, ta prasme, tiesiog apskritai dėl smurto šiame problemos ir ką visą laiką ir mes dabar kalbame ir šioje diskusijoje pastebėjome, kad visą laiką tas pagrindinis klausimas visą laiką nukrypsta kažkur kitur, tiesiog į tam tikrus interpretacijas, išvedžiojimus ir visą laiką nukrypstama nuo esmės. Ir tas labai jaučiasi apskritai valstybės politikui, kai turime veikiantį, galiojantį smurto šeimoje apsaugos įstatymą, bet jo gyvendinime yra visiškas chaosas. Ir tai yra visiškai rodo, sakykime... Policija važiuoja. Bet policija neturi pinigų, reiškia, policija neskirta ne cento šio įstatymo įgyvendinimui ir dėl to, galima sakyti, vyroja chaosas. Tai yra, tas įstatymas nėra veiksmingai gyvendinamas, nes valstybė nežino, ką daro, nežino, koks yra tikslas to įstatymo, nežino, ką nori padaryti. Ir lygiai taip pat ir čia yra, sakykime, tas pažangus tikrai instrumentas, tarptautinė sutartis, kuri padėtų tikrai tą aukų apsaugą padaryti veiksmingesnę, bet kadangi žmonės nenori domėtis ir nežino, kokios tos yra problemos to įstatymo įgyvendinimo ir kokios yra to pasiekmės, sakykime, nežino ten, sakykime, kad policija iš vis nebuvo skirta nė cento ir padidėjo iškvietimai, tai yra 1/4, maždaug 25% visų iškvietimų ir kiek žinau, teismuose dabar nagrinėjimo bylų, baudžiamųjų apie 20% yra dėl smurto šeimoje. Bet prieš tai yra užsimerkiama, tas yra, sakykime, neigiama, ignoruojama ir tada įlendama į ten vieną sąvoką, ten galima kalbėti ten į pusę valandos ir aš tai labai nenorėčiau, kad kai šitą dokumentą ateis laiką šitą dokumentą ratifikuoti, kad, pavyzdžiui, debatai, Seime, diskusija visuomeniai suktųsi apie tai. Tai yra, kad, sakykime, tos moteris, kurios šiuo metu kenčia tą smurtą šeimoje ir negali ištrūkti ir valstybė joms nenori padėti, nes tai yra nenoras, įsipareigojimo trūkumas jaučiamas, kad jos taptų įkaitėmis šitų... Ką ratifikavus šitą konvenciją, Lietuvai reikėtų keisti savo teisinėje bazėje, kaip reikėtų koreguoti baudžiamąjį kodeksą, dar kažką, kaip dar reikėtų labiau kriminalizuoti smurtą, ar vis dėlto mes susivedame į šitą prevencijos dalį, kurios pirmas punktas ten daug ką erzina. Tas dokumentas esi geras, jisai yra, sakykime, integralus, jisai apima daugelį priemonių, tai yra ir prevencija. Tai yra prevencija, sakykime, kadangi smurtas šeimoje yra pasikartojantis nusikaltimas. Tai yra ir efektyvesnė aukos apsauga. Tai yra efektyvesnis ikiteisminis tyrimas, teisminis procesas, baudžiamasis persekiojimas, tai yra reabilitacija, tai visuomenės švietimas ir... Teisės aktus reikėtų keisti. Aš manau, aš nesu tiek įsikilinus, galėčiau pasakyti, kurį konkretų teisės aktą reikėtų keisti. Galbūt reikėtų papildyti statymą, baudžiamąjį kodeksą papildyti, bet yra oficialių institucijų, nes neprieštarauja policijos departamentas buvo pateikęs išvadą, kad taip, šita konvencija yra gerai, mums padėtų atlikti savo funkcijas, nes dar yra labai daug neaiškumų. Bet jeigu vėl neduos pinigų, tai kaip? Nėra pinigų. Pinigų davimas iš tikrųjų rodo, ar duoda pinigų ar ne, iš tikrųjų rodo tikrai valstybės įsipareigojimą, nes įstatymo išleidimas tai yra tik tai formalus įsipareigojimas. Bet kiek iš tikrųjų valstybė nori kovoti su smurtu prieš moteris, iš tikrųjų apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą, rodo tai, kiek jinai skiria tam lėšų. Tai iš tikrųjų būtent tų lėšų, bent jau policijai buvo skirta lygiai 0, tai atrodo, iš tikrųjų indikuoja, kokie yra vyriausybės įsipareigojimai. Ir beje, valstybė dėl šito, ir ne tik dėl pinigų, bet dėl savo požiūrio, bejingo atsainaus, pralaimi ir bylas Europos žmogaus teisių teisme. Būtent dėl šito. Tai dar keletas bylų pralaimėtų ir jau atsiras finansinė motyvacija spręsti tuos klausimus, gal be jokių konvencijų.
Nes tie punktai, kuriuos jūs suminėjot, galima šiek tiek, reiškia, daugiau finansuoti, sutvarkyti prieglaudą, sutvarkyti apsaugą. Taip, bet tai turi būti, kaip, sakykime, kažkoks tai aiškesnis, suprantat, kažkokia tai strategija, vizija aiški, ką mes norime daryti, kokie yra tikslai, kaip mes visą tą sistemą įsivaizduojame. Šitą konvenciją, sakykime, duoda labai gerą, sakykime, bendrą paveikslą, kaip tai turėtų atrodyti. Kaip atrodo efektyvi smurto šeimoje aukų teisių apsaugos sistema. Tai galima ją tiesiog pasinaudoti, be tų abejotinų jo eilučių ir nekelt diskusijų. Taip, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė yra ratifikavusi šitą konvenciją? Nežinau, negaliu pasakyti, pasižiūrės. Man atrodo, kad kol kas yra, pasirašusių yra, man atrodo, apie 25 iš 47, ratifikavusios yra 3. Tai viena, žinau, tikrai yra Turkija, kadangi Stambulo dar vadinama konvencija. Ir Supratau. Tiesiog kai kurios šalis turi problemų su savo religinėmis bendruomenėmis tam tikromis arba šiaip etninėmis bendrijomis, kurios ten gyvena. Taip pat ir Jungtinėje karalystėje teko skaityti ne vieną publikaciją, nes tai, kas čia buvo paminėta, ten moterų lytinių organų žalojimų ir panašiai kaip tradicija. Tai jie ten, tos tradicijos pasirodo veikia ir Rūkanuotame Albione kartais ir nelabai kas žino, ką padaryti. Ir ar šita konvencija padėtų ar ne, tai didelis klausimas. Ar čia yra pinigų klausimas, ar politinės valios, ar kodeksų. Tai dabar kaip čia galbūt tamsta labiau teoretikė, kaip tą klausimą dar pasukti, net nežinau. Ne, iš tiesų mane sudomino kolegės teiginiai apie žmogaus teisų teismą ir Lietuvos pralaimimas bylas. Bet štai vėlgi, jūs sakote, kad interpretacijų lyg ir turėtų būti mažiau tokiame tarptautinėme dokumente, ar ne? Ir tas vaizdas turėtų aiškėti. Bet jeigu mes vėl pradėsim pažodžiui skaityti pirmąjį punktą ir atsiras visuomenės grupė, kuri jausis įžeista ir diskriminuojama, bet tarkim ratifikavo šitą konvenciją ir suvoks, kad pirmasis jos tas minimas punktas ir yra pagrindas, dar vienam ieškiniui dėl kokios nors buitinės situacijos, tame pačiame vaikų darželyje ar dar kažkur, ar tai vėl nebus sniego gniūžtės efekto? Ar neturėtų būti tas dokumentas toks jau aiškus, kad mes nebediskutuotumėm dėl vieno ir konkretaus? Aš tai nežinau, net prasme, man kaip čia viskas yra aišku, kad smurto šeimoje aukų apsauga, į teisų apsauga taikoma visiems vienodai be jokios diskriminacijos. Tai yra visiems, kiekvienam žmogui, neišskiriant pagal jokias jo savybės. Ir mes tą patį turime ir ES direktyvą įsigaliojus, kuri yra privaloma, dėl kurios jau diskusijų debatų nebus. Jie jau buvo viskas, jinai įsigaliojo, Lietuva turės perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę per 3 metus. Tai jau kaip minėjau, pats pirmas straipsnis skelbia, kad nusikaltimų aukų teisės apsauga iš tą direktyvą yra taikoma visiems vienodai be jokios diskriminacijos. Tai aš nežinau, kas dar yra gero šitoj konvencijoje, kam jinai reikalinga? Ar tik ne dėl šitos eilutės? Aš jau aš esu kalbėjau, dėl to, kad truputėlį žinau, kas darosi Europoje, tikrai. Tai aš nežinau, ta prasme, ar jūs žinot, ką jūs konkrečiai žinot, kas darosi Europoje. Aš tai žinau tikrai, kad smurtas šeimoje Europoje yra išplitęs ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos, ir ne tik ES, ir Europos tarybos šalise. Kitos mes turime jau smurto artimoje aplinkoje įstatymą, yra šalių, kurios dar tokį neturi. Jei neklystų, man tai mes jau progresyvūs esam pakankamai. Mes progresyvūs būsim, kai užtikrinsime efektyvę smurto šeimoje aukų apsaugą. Tai formalus taip, politinės valios parodymas yra svarbus, bet svarbu ir, sakykime, toliau tęsti tą įsipareigojimų vykdymą. Ne tik įsipareigoti, bet ir vykdyti įsipareigojimus. Tai yra valstybė ne tik įsipareigoja, bet jinai turi realiai veiksmingai užtikrinti apsaugą, o ne tik, sakykime, deklaruoti. Bet ar valstybė neturi užtikrinti visų žmonių apsaugos nuo nusikaltimų bet kokių? Ar net ne tai yra taip, yra pas mus juk pinigų pritrūksta, atleiskite, ne vien tik tai tam, kad apsaugoti moterį nuo smurto šeimoje. Pinigų trūksta apskritai, kad atvažiuoti į įvykį. Jeigu jie yra suskirstyti į A, B, C kategorijas ir pagal C kategoriją, kaip pripažįsta policijos pareigūnai, jeigu jis priskirtas C kategoriją, jom pažadėjo, kad važiuos po valandos, tai gali neatvažiuoti visai. Tai čia gal tame problema bendra? Kad apsaugoti žmonės iš tikrųjų nuo visų nusikaltimų, visų pirma reikia apibrėžti, kas yra nusikaltimas. Nepamirškim, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo smurto šeimoje nebuvo oficialiai laikomas formaliai nusikaltimu. Ne, o dabar jau mes kalbame apie tai kaip nusikaltimą. Jau visi suprantame, kad tai yra nusikaltimas.
Tai visų pirma, tie apibrėžimai yra svarbus. Ir ta prasme, kai mes kalbame apie šitą Europos tarybos konvenciją, ką aš jau pačioj pradžioje sakiau, kad tai, kai yra suvokiam, kad tai yra smurtas lyties pagrindų ir dažniausiai paveikia moteris 90%, mes tada jau pradame gilintis į tas giluminės priežastis, kodėl, ir tada mes jau galime planuoti ir valstybės politiką, ir rinktis veiksmingesnės priemonės, kaip kovoti būtent su šia smurto rūšimi, su šia nusikaltimų rūšimi. Kitas pavyzdys tokių nusikaltimų, pavyzdžiui, gali būti prekyba žmonėmis, kuri dažniausiai, pagal proporciškai, 95% yra moterų ir vaikų. Tai yra prekyba žmonėmis, ypač prostitucijos tikslais. Tai irgi vienas iš tų nusikaltimų, kuris paveikia būtent, sakykime, vieną arba kelias socialinės grupės. Tai šiuo atveju, sakykim, pažeidžiamos grupės kaip vaikai ir šiuo atveju moteris. Tai mes planuodami savo atsaką ir prevenciją, ir apsaugos priemonės ir kitką, mes turime į tai atsižvelgti. Tai ką ir siūlo daryti šitą konvenciją. Bet prie ko čia lyčių vaidmenys? Čia juk iš tikrųjų yra tos visos ideologijos, kuri pateisina greitą bet kokių įgeidžių tenkinimą, ką jūs minėjot. Ir, reiškia, prekyba žmonėmis, ir prekyba vaikais, pedofilijos tikslais ir visa kita. Tai yra greito įgeidžių tenkinimo ideologija, kuri tiesiog yra užliejusi visą Europą, nežiūrint viso jos civilizuotumo, gražumo ir kvepėjimo. Ar tose tradicinėse šeimose, kurios dabar tokios kaip pat gyvenas ir kaltininkės tų stereotipų formavime vaizduojamos, ar ten yra taip sakoma, kad reikia moterį mušti? Tai būtent, kad ne. Ir man atrodo, kad kaip tik tose, reiškia, tradicinius pagrindus saugančiose šeimose yra ir į atsakomybę žiūrima kitaip, ir į jausmus, ir ten tas įgeidžių tenkinimas yra savo vietoje, kitaip tariant. Įgeidžiai yra, tarsi žmogaus tokia bėda prigimties, taip sakant, bet viskas yra susieta su atsakomybė, su tam tikrais principais, su jausmų ugdymu, tuose būtent tradicinėse šeimose. Ir aš norėjau ką pasakyti, kad ta įgeidžių tenkinimo ideologija, tokia besąlygiška, absoliučiai reiškia, kuri tikrai greitai nuplaus ribą tarp nusikaltimo ir lytinės orientacijos. Ta prasme, tokia tendencija yra. Ir ta, pavyzdžiui, antikrikščioniška banga, kur yra dabar visoje Europoje, pažiūrėkit, kiek purvo buvo išpilta net su, reiškia, naujo popiežiaus rinkimais siejant. Tai šita antikrikščioniška banga, jinai iš tikrųjų yra labai stipri ir labai rodo tam tikras tendencijas. Nes šiaip ar taip, Europos žmogaus teisės yra išaugusios iš krikščioniškų pagrindų. Nuo tų pagrindų bandymas atsikapoti, jisai palieka visiškai kaip ant vandens, reiškia. Pabandysiu įmesti dar vieną puntuką, gal jis pasirodys labai smulkių akmenukų į žmogaus teisės instituto daržą, ar iš tikrųjų jums domina, pavyzdžiui, teisės tų žmonių. Iš tikrųjų, ar ginate teisės tų žmonių, kurie nori auklėti vaikus pagal savo pažiūras, ten krikščioniškai? Ar jūs matot pažeidimų šitų žmonių teisų? Jeigu būtų priimta šita konvencija, konkrečiai dėl smurto, nematau. Tai jokių du, nes neįskirta tam jinai taip ir padaryta, kad nematytume, bet turim labai atidus būti. Jeigu jau labai norės kažką skaityti, žmogus gal išskaitys, tai negaliu uždraus, kažkaip žmogus turi įsitikinimų, laisvę minties, laisvę sąžinės, religijos, ir jeigu jis skaitydamas nori skaityti būtent taip, tai kas jam gali uždrausti. Bet čia yra konvencija, nereikia suplakti skirtingų dalykų, labai konkretus tikslas yra apsaugoti smurto šeimoje aukas. Smurto šeimoje aukas daug geriau apsaugotume, jeigu šiek tiek daugiau finansuotume kultūrą, kuri yra vienintelė drama, reiškia, emocinio moters vaikams, kurie 4 liko našlaičiai, ir jūs pasakykit, kad tą dalyką, kad daugiau investuokime į kultūrą. Aš galiu pasakyti, kad tai yra pasiekmė to, kad 20 metų nebuvo kultūrinės politikos. Aš sutinku, kad kultūrai reikia skirti lėšų ir puoselėti kultūrą, bet tai nėra veiksminga. Laikas po truputį į pabaigą, taip kad bandykite reziumuoti kažką. Čia tiesiog persiklausiu, kad būtų aiškiau, bet lygiai taip pat tos moters 4 vaikams mes šiandien negalim pasakyti, kad ateityje tai nesikartos, ratifikavus tokią konvenciją. Kas tada mūsų valdžios vyrams
ir moterims, na, pirštų bakstels, vat kai ta konvencija įsigalios, kas konkrečiai tada pasikeis, nes kol kas viskas telpa į tas formuluotės, kurios, na, tarsi mums yra visiems labai aiškiai suprantamos. Mes žinom, kad negalima mušti moterų, mušti vyrų, mušti vaikų, bet iš Šis nereikia muštis. Taip, kaip Lietuva bus įpareigota, na, skirti tą finansavimą, ar yra konkreti eilutė, kuri, vat, na, pasako, kad... Tai yra šitoje konvencijoje numatytas ir priežiūros mechanizmas, yra specialiai įsteigta institucija, kuri prižiūrėjo šios konvencijos įgyvendinimą, kaip valstybės laikosi savo įsipareigojimų. Ir tada kitas klausimas, ar skubiai mums, na, jeigu jau vis dėlto būtų nutarta, kad tokios konvencijos reikia, ar skubiai jos reikia, nes priežiūros mechanizmas, kuris prižiūrės priežiūrą, truputį irgi kelia abejonių savo efektyvumu. Jisai prižiūrės įgyvendinimą, tai kaip valstybė vykdo savo įsipareigojimus. Kada Tai šiuo atveju mes, sakėm, kaip nevyriausybinė organizacija, mes jokių negalim valstybės įpareigoti, mes tik galim pasakyti šiuo atveju, kaip stebėsime vykdant instituciją, kad valstybė šiuo metu savo įsipareigojimų nevykdo. Tai yra veiksminga apsauga nėra užtikrinama, bet pagal šią konvencijai bus įsteigta priežiūros institucija. Bus įsteigta, bet jos dar nėra. Nu, todėl, kad konvencija dar neįsigaliojusi. Bet įsigaliojus konvencijai ta institucija bus įsteigta, kuri vykdys šios konvencijos įgyvenimo priežiūrą, tai yra valstybė savo įsipareigojimus privalės vykdyti. Ir dabar privalo. Valstybė priėmusi smurto artimoje aplinkoje įstatymą privalo vykdyti savo įsipareigojimus. Ir čia yra visiškai, sakykime, valstybės, valdžios institucijų, politikų mentaliteto klausimas, kaip jie suvokia savo įsipareigojimus. Čia kaip galima suprasti, kaip žmogus suvokia savo garbės žodį, ką jis jam reiškia. Tai vat lygiai taip pat ir valstybė, politikai priėmė šį įstatymą, kaip jie suvokia savo, sakykime, tą įsipareigojimą smurto šeimoje aukoms. Ar kaip formalų, ar kaip tikrą įsipareigojimą. O aš dar vis noriu dar kartą kaip tėtis paklausti, ką man daryti, kad su lyčių stereotipais ir su vaidmenimis paskui neiškiltų problemų ir mano dukra paskui kada nors ten, nežinau, susituokusi nemuštų savo vyro, ką man daryti. Konvencija padės man susiorientuoti ar ne? Konkrečiai konvencija kaip teisinis instrumentas, jinai yra būtent apie ką aš ir minėjau, tai jinai rodo valstybės įsipareigojimą įvykdyti tam tikrą politiką, kad toje visuomenėje, kad visi žmonės jaustųsi saugiai. Tai šiuo atveju, kalbant apie konkretų nusikaltimą, kad jaustųsi saugus, kad valstybė jiems padės, juos apsaugos, jų nepaliks, kaip yra dabar, ne? Jeigu dabar turime smurtą artimoje aplinkoje, kur vykdo, sakykime, ar ten partneriai, ar vyras, ar artimi šeimos nariai, tai valstybės biurokratija, abejingumas ir nenoras vykdyti savo įsipareigojimų, galim sakyti, kaip smurtas tolimoje aplinkoje, tam tikra emocinė valstybės prievolė. Aš Liudvika tikrai esu pasimetęs, kadangi mano mergaitė yra tokia, kuri pasiims patį didžiausią pagalį ir užlips į pačią aukščiausią vietą, kur tik tai gali, tai aš dabar bijau, kas bus. Ką man daryti? Duokite patarimą. Aš vaikystėje buvau tokia pati ir po medžius karščiausi su berniukais ir nieko baisaus neatsitiko, bet aš visada norėjau būti princesė. Taip, kad, ne, čia aš, o jeigu rimtai, vis dėlto, sakot, kad čia geras teisinis instrumentas, ar ne, kiekvienas instrumentas jis yra nei geras, nei blogas, na, jis yra patogus, šiek tiek pažangesnis, šiek tiek kažkokių tenai jame detalių yra klebančių, bet teisinis instrumentas jis yra visiškai priklauso nuo to, į kieno rankas paklius. Ir aš, pavyzdžiui, nežinau, ar šitas teisinis instrumentas labai smarkiai padės moterims kenčiančioms smurtą šeimoje, ar jisai taps dar vienu tokiu skydu, po kurio bandoma, reiškia, žaloti mūsų vaikus darželiuose, nebijau šito žodžio. Žaloti ir taip pašlyjusius, reiškia, lyčių vaidmenis, kurie jau visiškai nutrūkė ryšiai su atsakomybė ir panašiais dalykais, jau ir taip, reiškia, gerokai sugriuvęs tas lyčių vaidmenų pasaulis. Dar labiau jį griaus. Aš nežinau, ar nebus daugiau smurto dėl to. Tai paskutinis klausimas turbūt yra toksai. Turbūt galim sutikti, kad visuomenė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje yra pakankamai suskilusi. Ir diskusija iš tikrųjų vyksta labai sunkiai. Neatsitiktinai žymus psichologas pasakė, kad mes vis tiek nesusitarsim, kadangi vieni pamatė šitą konvenciją, pirmiausia ištarė žodį iškrypėliai, kiti pamatė, išgirdę reakciją, sako, kad jūs tamsuoliai ir inkvizitoriai. Tai iš tikrųjų taip yra, tokią turim realybę šiandieną visoje Europoje. Nežinau. Na, iš tikrųjų matėm pavyzdžiui. Gali būti įvairaus lygio. Matėm Prancūzijoje didelės demonstracijas.
tam tikro pobūdžio, prieš gėjų santuokas ir taip toliau. Ta prasme, ta diskusija, kaip sakau, gali būti įvairūs lygio. Mes šiandien labai gražiai padiskutavome, ne? Ir išgirdome vienas kitą ir niekas nieko, nei inkvizitoriais, nei tamsuoliais, mes kalbėjome argumentų kalba ir tikiuosi, kad taip ir toliau diskusijos būtent tęsis taip. Tai kągi tada, kadangi laikas baigėsi, belieka ir palinkėti, kad tas žodis kažkada ištartas, jog ginčuose tiesa gimsta, būtų teisybė. Galbūt kas nors gero, teisingo iš to ir išeis. Ačiū ir iki kitų kartų.